Nu, vat, ir aš jaučiu, kad šitas kancleris jisai padarys daugiau negu tas, kur prieš jį. Nu, tas tai buvo, man nelabai patiko. O Sumintingesnis. šitas, jis veiklesnis, sakykim, taip. Привет всем от рулетки 003. Sveiki. Kaip garsas. Ar girdisi? Tvarkoj. Gerai Gerai, girdžiu. ne? Gerai girdžiu. Tai Ai, nu va, šį kartą gerai. puikiai. Nu, Dabar- kas nauja Vokietijai, kaip Vokietija reaguoja į tos sprogdinimus Ukrainai? Nekalba, kad ten per daug jau. Ne, atvirkščiai. Nu, bent jau, suprantat, mano aplinka džiaugiasi. Aha. Ir mano aplinkoje yra ir ne tik vokiečiai, bet ir keli rusai, kurie taip pat labai padorų žmonės ir sako, kad viskas tvarkoja. Nu, tai. Va, nu, matot, su kuo bendrauju, tai, o kitų tokių, tų priedurnių, nu, nebendrauju aš su jais. Taip, kad Nu, aš nežinau. teisingai darot. Va, kaip ten su tuo amerikiečių, reiškia, susitikimu mūsų kanclerio ir amerikiečių, sunku pasakyti. Kol kas mūsiškis, reiškia, labai tvirtą poziciją paėmė ir man tas patinka. Va. Kaip ten bus toliau, nu, viens kitą gyrė, reiškia, man patiko, kad kancleris Mercas, reiškia, jisai teisingą kryptį paėmė. Jis nuvažiavo, pradėjo iš pradžių girti šitą. Trumpą. Čia jau buvo teisingai. Paskui jis jam padovanojo, reiškia, jo senelio gimimo liudijimą. Nes senelis kilęs iš Vokietijos. Jo pavardė. Ajajaj, tu kaip, nieka kaip pasiruošė. Čia tai kaip strategija, kaip filosofai kiniečių. Tai vat man tas labai patiko. Gaila. Gerai. Paskui jisai pakvietė šitą Trumpą, jo pavardė yra Trumpa. Nu taip. Jo, jisai jį pakvietė ir pažadėjo parodyti, jau, reiškia, mūsų spaudoje yra jau nuotraukos to namo, iš to kaimo, iš kur kilęs jo senelis, kuris paskui išvažiavo į Ameriką. Ar tai kepėjas, kepykla buvo jo, ar kažkas panašaus. Taip, kad ir Trumpas priėmė pakvietimą. Tai jau tas gerai. Paskui jisai, reiškia, pareiškė Trumpas, kad puikus kancleris Vokietijoje dabar. Nu tai, kaip gydė. Vat aš manau, kad labai teisingą kryptį jisai paėmė šitas mūsų. Jo. Aš atsimenu, pas Platoną buvo labai gera tokia frazė: pagirk ir stebėk. Nu, Ir kaip tik, tikriausiai skaitė valstybės knygą. Ten, kaip tik valstybės knygai čia buvo, ne dialogose, bet ten kažkur buvo. Nu, matyt, jis pasidomėjo iš pradžių. Nu, čia jau tokia, žinot, kaip tas, ne tai, kad čia kaip patarimas, kada, būnant dėrybose, tos pagirimai kai kuriem labai netinka, žinokit. Reikia žinoti, kam pagirti, nes kitą žmogų pagirsi, jis kaip tik atstums tave. Yra tokie žmonės, kuriem labai nepatinka tie pagirimai, jis jaučia, atstumia ir baigtas pokalbis. Reikia žinoti, kam pagirybas dalinti. Taip. O šį kartą, reiškia, šitam patiko. Jam patiko be abejo, kad buvo pareikšta, kad mes dabar gynybai atiduosim jau ne 2 procentus, o 5. Nesvarbu, bet paveikė. Gerai, svarbu pasiekęs tikslą, kurį užsibrėžė, tikriausiai valstybės. Ir aš jaučiu, kad šitas kancleris, jisai padarys daugiau negu
tas, kur prieš jį, nu tas tai buvo, man nelabai patiko. Sumintingesnis. Šitas, jis veiklesnis, sakykim, taip. Jis veiklesnis. Ta prasme, kad vat, jis paliko senąjį gynybos ministrą. Tas buvo tvarkoj. Dabar kalbama apie tai, kad nori gražinti, reiškia, privalomąją tarnybą kariuomenį. Ir tiesiog turi tas vystytis, nes jeigu mes kalbame apie tai, kad Rusija bus pasiruošus kažkur tai ten iki 30 metų pulti toliau, reiškia Europą, netgi iki 27 buvo kažkas tai pasakęs. Tai ruoštis, žinot, kaip romėnai sakėsi vis pacem parabelum. Tai va. Bet Rusijos ekonomika ar gali tempti taip ilgai, kad ir metus, jiemgi dabar ypatingai po šitų, kas dedasi su jų gamyklom, Nu, žinot, su naftos statim, nu, ten tiesiog teroras pas juos vyksta. teroras taip, bet suprantat, kad visa, čia mano asmeninė, kad per visą istoriją Rusijos, juk aš nežinau, ar jūs prisimenat, buvo savo laiku, dar tada Tarybų sąjungoje, buvo toksai anekdotas, kad Tarybų sąjungai reikia pakeisti savo herbą. Ne tas, kur reiškia, su žvaigždė, ten buvo žvaigždė, ten buvo žemės rutulys, kūjis ir pjautuvas, taip toliau. Sako, ne, reikia paimti meilės šitą dievą Amūrą. Visi klausė, kodėl? Sako, потому что голы, но вооруженные, su strėlėm, reiškia, и ко всем лезет со своей любовью. Suprantat, ta prasme, kad jie gali būti be kelnių, bet jie ir toliau ginkluosis. Ir tas yra nelabai gerai. Bet Tarybų sąjunga su savo tą, kaip sakoma, tą karinę, kaip ten tarp Amerikas ir SSSR buvo ta ginkluotė. Ir matot, kaip gavosi. Labai paprastai buvo. Taip, bet žiūrėkit, kiek metų laikėsi, vienas dalykas, o antras dalykas, juk niekas jos nenugalėjo, tos Tarybų sąjungos. Jinai supuvo iš vidaus. Jo. Subirėjo, taip. Supuvo, subirėjo. Tai gali būti, kad dar subirės, ar kai... O tada, labai įdomu, jūsų nuomonė, grinai jūsų savimonė, kaip jums atrodo, ar gali dar labiau subirėti? Nes jis byra po biškį, byra kol visai ten Gali, ne? Gali. Dėl to, kad tie, kurie neįeina jau į tą sąjungą, kaip Kazachstanas, sakykime, arba šitos valstybės, nu, kaip Uzbekai, Tadžikai, reiškia, vidurio Azijos, juk jie didelės meilės nejaučia Rusija. Nu, taip. Ir dabar reikalas ne tas, kad tos valstybės atskils, jos jau atskilo, taip, bet kad jos visiškai atsitolins iš tos erdvės. Kad bet kaip sakoma, tas Kaukazas galigi, Jakutija, Buretija galigi, tiesiog, Tie tai vargšai, jakutai, buretai, tie vargšai. Ir juos žudogi dabar. Juosgi dabar žudo. Tiesiog pirmoji... Nesuviliuos, tiesiog yra tokia pozicija kiniečių. Jiegi dabar namuojasi po 50 metų tą žemę. Jiegi artėja tos jakutės. Jie tiesiog jakutam pasiūlys daug geresnį gyvenimą. Suvedžios ten jiem gražesnės razetės, tvarkingesnius namus, kanalizacijų daugiau. Ir jie, geriau su Kinija. Ir tiesiog. Sakės, mes norim su Kinais būti. Mes nenorim būti. Sakės, mums Kinai geriau. Kad kazachai tai jau. Nu taip, tą tai žinau.
O šitie visi, jie tiesiog vargšai, jie yra nugirdyti alkoholizmo iš nuo caro Oi. laikų. Jie yra Nu, taip. vargšai, jie iš tikrųjų vargšai. O dabar juos siunčia tiesiog į pražūtį. Pirmoji eilė juos siunčia ne maskviškius, ne iš Bet ten Peterburgo. nenori važiuoti, va tie patys, kurie gyvena tuose šiltuose, geresnėse kraštuose, iš Krasnodarą nevažiuos į Tuminę, garantuotai. Aišku, ne. Aišku, ne. Tai kas ten važiuos? Ten taip išmirinėja tie kaimai ir vietovės. Tai dabar dar baisiau bus. Tai vat ryšim su tuo galbūt subirės taip pat. Mhm. Kinija yra, tarp kitko, pagrindas jaudintis visiems. Dar nežinia, kaip ta Kinija elgsis toliau. Užėjus jau, sakykime. Kinai, tarp kitko, jau beveik atvirai kalba apie tai, kad mes atsiimsim anksčiau mums priklausiusias žemės. Nu taip, aš tai jau tą kalbą. Sibiras ir taip toliau. Taip, kad ugroza, sakyčiau. Nu, ta Kinija pati tokia, žinot, ten pas juos tos vietovės irgi viena vietovė, kita vietovė, ten, žinot, kaip Ispanijai Katalonija, pas mum, pas mum ten labai žemaitukai ten taip pat pašnibždėja ir pasibaigė, bet taip jokių tokių grėsmingų, tokių veiksmų nedarė, ne. Kiek aš žinau. A katalonai tai tiesiog jau viskas, referendumai buvo jau ryškiai norėję, jie matė, kad jų vieta labai gera, kad jų ekonomika tikrai gera. Ir kodėl ne? Bet žiūrėkit, jau po šitų 17 metų revoliucijos, juk jau buvo Sibiro Respublika. Aš nepamenu, aha. Omskas buvo šitų baltųjų, reiškia, kaip ir... Baltosios gvardijos, nu, buvo raudonieji, baltieji. Nu, taip. Būtent Sibiro Respublikos sostinė buvo Omskas. Aha. Savo metu jau norėjo, tik tai, kad paskui jos tenai užlėjo krauju ir to pasibaigė. Aha. Šarikalai, nu taip, šarikalai užpuolė, jį sukandžiojo, nu taip. Taip. Ir ne tik užpuolė, vietiniai tenai irgi buvo jų gana, šitų šarikalų. Buvo, bet jau buvo tokie bandymai buvo. Buvo Sibirskaja Respublika kažkokia. Gal ir dabar duos kokią autonomiją kiniečiai, bet realiai kiniečiai labai sparčiai auga. Nu dabar kaip auga, per pastaruosius gal 15 metų, aš atsimenu, dar prieš 15 metų apie juos taip nekalbėjo. Prieš 10 jau labiau. Aha. O dabar tiesiog kalba ir apie tai, kad atvažiuoja vyrai, jie darbštus, jie negeria, jie ženėsi su rusaitėm, kurios tenai Sibire, ir jie lieka tenai ir tiesiog turi savo ūkius. Ir tokiu būdu galima užimti vėl nežino kiek. Nereikia kariauti. Kiniečiams nereikia kariauti. Jie ten gauna tikriausiai dvigubą pilietybę, Kinijos ir Rusijos. Dar gauna iš ten ir iš ten. Taip. Okupacija taikiuoju būdu. Taip, jie nėra durniai. Jie visiškai nėra durniai. Taip, kad vat... Aš nei prieš vieną šalį, kaip jinai besivystytų, ką kalbėtų, svarbu, kad nebūtų agresijos, puolimo, žudimą. O ką tu ten darai, kaip tu ten... Pas save namie daryk, ką nori. Jo, savo kiek. Gan kaip tau geriau. Bet kai prasideda... O juk jie dabar kariauja su Ukraina, jie dabar... žūsta žmonės ir visa kita, bet jiegi jau kalba apie išėjimą į Kaliningradą per Lietuvą. Jie kalba, nejuokinga. Nežinau.
A nemanat, klausykit, man vat irgi idėja tokia, tengi nei tos armijas, ten pajėgumų, ten į Europą prie pat. O jums neatrodo, kad tie patys vokiečiai užeis į tą patį Kaliningradą ir sakys, vyrai, jūs norit gauti po 3000 eurų, o ne po 300 eurų. Balsuokit jūs, Kaliningradas, kad norit į Vokietiją. Mes jums referendumą pravėsim. Ne. Nemanau. Nemanau, kad Vokietija to nori. Aš kalbėjausi su daugeliu vokiečių, kurių netgi, reiškia, tėvai seneliai kilę iš rytų Prūsijos. Aha. Nieko jie nenori šitą. Nieko nenorim girdėti, mes praradom, taip mums ir reikia. Ai, nenori, kad dar iš to pačio Kaliningrado dar suplauktų daugiau šiukšlių. Aišku, ne. Aišku, ne. Tai žiūrėkit, prie visų šitų simpatijų, antipatijų prieš komunistus ir taip toliau. Bet savo laiku Sniečkui siūlė paimti Kaliningrado sritį visą ir prijungti prie Lietuvos. Juk buvo tokia idėja. Ir jisai atsisakė. Nes jisai puikiai suprato, kuo tas baigsis. Buvo tokie dalykai. Nu, tokie laikai ten dar Tai mąstymas kitų žmonių. Aš buvau Kaliningrade kažkokiais 75-6. Ten 2 gyvenamieji namai, divizija, 2 gyvenamieji namai, pulkas. Tik tai KPP namas. Tengi buvo pilna ir vien tik tai kariuomenės. Ten mes žvengiam visi, nes mes tenai su karinio ansamblio, reiškia, aš tada tarnavau ir mes koncertus davėm visokiuose kariniuose daliniuose. Tai mes juokiamės, kad čia yra studenčiaski город, nes ten buvo vieni šitie, kaip jie vadinasi, kursantai. Studentai. Na jo, Berlynas irgi, nu taip, šiaip taip. Nieks Ir tas pats Berlynas, ten daug. Mano draugas vienas tarnavo Berlyne ir grįžęs tiek ilgai pasakoja mum, mes va tokiom akim išvertę klausom, ką rimtai, ten tai būna, jam taip įprasta, ko iš įdėvitės. Bet kaip grįžai į Lietuvą, jam irgi buvo, jam buvo negražu pas mum jau tada, kada čia 80-ųjų gale jau, apie 90-us grįžo. Tokių prekių privežėm, mes o liečiam, aik tu savo, kokie batai, aik tu savo, čia salamanderiai tokie. O taigi dar jis nematė vakarų. Nu tai va, užtat. Bet užteka jam tiesiog paparduot, kaip išleisdavo, pavaikščioti po tą Vokietiją, po tos rajonus, po tą Berlyną, kad ar kitur gal. Jis pamatė, kad ir tas pats Vilnius jam vis tiek atsilikęs atrodydavo. Vis tiek ta kultūra, tų prekių gausa vien tik tai. Taip. Čia jau saka, užeini parduotuvę, tau šokas, akim šokas. Tu saka, pasimeti, saka, kas čia darosi, ar aš sapnuoju. Va taip jis pasakoja. Na, vienu žodžiu. Ačiū Dievui, kad daug kas pasikeitė. Vis dėlto. Ačiū mums patiems, kad mes pasiekėm to, ką norėjom padaryti, tą padarėm. Principai, taip. Ką, didžiulis, vėl didžiulis jums už gerą pokalbį įdomu. Aš matau, kad jau tokių pas jūs kartais patenka, kad ir žiūrėti nebesinori. Ne, aš prašau jums žiūrėti, jeigu nežiūrėti, tai nors palaikyti kanalą, nes tie kacapėliai, žinokit, jie spaudžia. Iki Aleksą dar nedaėjo, nes pas jį dar, suprantat, nėra to tokio srauto, pas mane labai daug sulinda rusų. Tarp kitką galiu išduoti jums paslaptį, ne paslaptį čia. Tas administratorius šitos ruletės, prisirašęs prie manęs. Ką jūs sakot? Įsivaizduojat, ant kiek jau dabar Rusija susidomėja. Jie turi interesą, kaip sakoma, laužti kanalą
Jeigu Aha. prisirašo, tai jie, jeigu skundus kokios rašo ar ką, suprantate, kaip savo namuose gyveni ir savo namuose sakai, ai blogai, tai tada YouTube'us kitaip žiūri, negu neprisirašęs. Tai jie va dabar va prisirašė ten kažkiek ir va banda ten tą video nulaužti, tą nulaužti, dabar sumažėja algoritmai peržiūrų, nors video liktai ir tokie. Dabar tikriausiai spaudžia. Ir jeigu aš atsilaikysiu, o dabar, va, nu, ten praeisiu tą, žinot, kaip jie daužas, negali padaryti, ai, eik tu, ir spjauna. Bet jeigu nulauž, tai jau tada ir antrą kartą eis. Bet jau pirmas kartas, kaip sakoma, pirmas kartas, jeigu tave sugadina tau kanalą, tai antrą kartą dar labiau lis. Haha, mes jau vieną kartą pasisekė, einam antrą kartą. Tai vat pirmas kartas aš va dėl to labai seku, ką kalbu, kad nebūtų mano tos tokios, žinot, keiksmažodžių, ten tos tokios nacistinės, tokios va kartais kaip sakau, ne, tokių, nu, tokių, žinot, labai nemėgsta YouTube'as, kada va, būtent ant sąsaja su etnosu, nacijom, Nu, tai tada va baudžia. Kad ir man nepatinka tas, bet laisvai įstatyti ir cituoti ir ką nori. Prašau. Gerai. Iki gerą pasimatymą, visą герясio. Ой, выпало. Привет. Спасибо, что до конца досмотрели. Вылезаю. Да. Спасибо за подписочку. Спасибо за лайкасы, комментарии. Это вот такой конец фильма. Пока. Viso geriausio. Iki.